kur nebuvus, tai važiuojam į Švediją. Atvež mane į Švedijos prekybos centrą apsipirkti. Varom į vidų, pažiūrėsim, kas ten gerai yra. Vidų gal nefilmaus. Trumpam buvo išliks į Švediją apsipirkti, nusipirko maistą, gėrimų, šiek tiek saldainių. Dabar vėl grįžau į Oslą ir nusprendžiau aplankyti vieną ypatingų objektą. Kada važiavom į Švediją, tiesiog vis kelį filmavau. Toks visokius tos kalnus, uolas, nežinau, ką panuskaitos. Tunelius blemba, kad jį padarė didelį įspūdį. Ir praktiškai atvažiavęs į Švediją mes labai giliai ten nelindom, tiesiog į parduotuvę pat pirmą pasitaikęs prekybcentrį. Ir nebuvo ko filmuoti. Ir smagu vėl grįžti į Oslą. Ir žymiai daugiau kažką pafilmuoti. Nu, jūs tikriausiai teisingai supratot, esam apžiūrėti tramplyną. Nu, kad buvo šokinėjim su slydėm į tolį. Tai nu pat viršaus kars nu kart leda žmonės, tautruos ten nespėjau nufilmuoti. Esu biškai šačiau, gal dar pavyks ką nors pagauti. Norvegijoje buvo rengtas dvi žymos olimpinis žaidynės, katros buvo atrodo 1952 ir jie neklystų 1994 metas. Ten atrodo yra dar kažkoks slidinėjimo muziejus, liktai kavienė. Nu pasižvalgysim. Lemba noriu prieiti arčiau. Toks jausmas, kad ten dubė būtų kažkokie. Bandysiu palėpti kuo aukščiau. Aišku, patį viršų tikrai, kad nepalėpsiu, bet kai galėsim, tai bandysim palėpti. Dabar bandysiu nuėti, gal bus ten turiu koks palipėms, nes aš matau ten viršų žmonės sėda. Pabandysim ten nusigauti. Blemba įspūdinga atrodo, eina savo. Nebuvo mąstyti, kad bus tai dalykų. Nežinau, gal nieks niekas nesakys, bandysim palipti. Nu, kažkoks nuotiks vis tiek ir. Eina savo koks aukštis. Daug žmonių. Prasilenkam susukęs Jackie Chanas. Susukęs ten.
žodžiu, pasivakščiam, žiūrėjom. Gal esam tolyn kažkur tai. Tur va toj kortelį parašyta Reis Kort Travel Card, kelionių kortelį. Ne, čia tinka kažkokiem traukiniam greičiausia, autobusams, keltams, kažkiems laiveliams. Žodžiu, galėsim pasivažinėti su autobusiuku.